Sveiki, čia jau 13 laida NKTV, interneto sezono NKTV ir jie iš karto noriu pradėti žiūrovo laišku. Marius Žvaliauskas rašo. Norėjau paklausti, kelintą valandą rodo jūsų laidą. Niekur neberandu, jau antrą laidą praleidau. Mariau, mūsų laidą rodo trečiadieniais 15 val. Po pietų. Tikrai jie rasi YouTube kanale. O visiems dar noriu pasakyti tokį dalyką. Matote, štai čia yra YouTube mygtukas prenumeruoti arba angliškai subscribe. Užsisakykite mūsų kanalo update'us ir gausite savo laidą į YouTube inboxą visada, kai tik jį pasirodys. Tai tiek. Ir dar prieš pradedant rimtąją laidos dalį, norėčiau jums parodyti smagų filmuką apie tai, kaip katinas naudojasi technologijomis. Prašau. Populiari svetainė digitaltrends.com kartu su savo ekspertais priešakyje paskelbė jų manimų geriausių šiuo metu parduodamų smartphone'ų topą. To topo trečioje vietoje yra Motorola Droid Razr Max, pilna HD netgi filmuojantis telefonas. Antroje vietoje Samsung Galaxy S2 ir pirmoje vietoje, ar tai yra iPhone'as? Ne, tai yra Samsung Galaxy Nexus. Didžiulio ekrano telefonas, turintis nuostabių gerų savybių. Kur iPhone'as? Jums įdomu. Jis yra ketvirtoje vietoje. Štai taip Apple'ninkai, o pilną topą rasite dabar ekrano apačioje matomų adresų. Ir kaipgi be naujo telefono. Štai čia yra LG Optimus Woo naujasis smartphone'as, kuris turi įspūdingus techninius duomenis. Visų pirma, jis turi net 5 colių skersmens ekraną. iPhone'as, kad jūs įsivaizduotumėte, yra 3,5 colio. Toliau jis turi 1,5 GHz procesorių, 8 megapikselių kamerą ir palaikys 4G mobilų internetą. Kas įdomiausia, telefone bus netgi 32 GB atminties. O toliau, dar yra Androidas, aišku, be jokios abejonės mylite jūs Androidą. Ir jis pasirodys Pietų Korėjoje kovą. Kur ir kada kitame pasaulyje pasirodys ir kiek kainuos, kol kas nežinome. Pagaliau pasirodė naujasis Sony mažasis žaidimų kompiuteris PlayStation Vita. Taip jis vadinasi. Tai yra PSP, pakaitalas ir sūnus, galima ir taip pasakyti, ko gero. Detaliau apie jį, bičiuliai, tai yra kokios jo kainos, kokie techniniai duomenys ir kaip jis atrodo lyginant su PSP, mes parodysime kitoje laidoje. Jūsų laukia speciali PlayStation Vita apžvalga. Ar yra čia geležies mylėtojų? Tikiu, kad yra. Ir jūs sudomint žinia, kad Hitachi paskelbė apie naują kietąjį diską nešiojamiesiems kompiuteriams. Tai yra mažojo formato 2,5 colio. Jisai yra viso labo 7 mm storio, sukasi 7200 apsisukimų per minutę greičiu ir yra 0,5 GB talpos. Kaip skelbia Hitachi, tai yra pirmasis 2,5 colio diskas, kuris turi 6 GB per sekundę SATA sąsają ir 32 MB spartinančiosios atmintinės. Jisai iš esmės taiko į jau kažkada anksčiau laidoje pristatytus ultrabookus. Tai yra itin plonus ir itin lengvus ir itin greitus nešiojamosius kompiuterius. Ir, kaip sako Hitachis, šis diskas turėtų būti alternatyva brangiesiems SSD sprendimams. Aš kažkaip tikiu, kad NKTV žiūrovas video filmukus savo kompiuteriai žiūri tikrai ne su Windows Media Playeriu, ne? Tai būtų gėdas su tokiu daiktu žiūrėti. Yra toks VLC Media Playeris, greičiausiai žinot ir vartojat. Aš taip pat jį naudoju namuose. Pasirodė pagaliau antroji 2.0 VLC playerio versija. Jin yra tokia gerokai nevatai pažengusi nuo senesnės versijos ir kas įdomiausia, kad daugiausiai pokyčių pajus Maco vartotojai, nes viskas atrodo gražiau, bla 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 bla. Žodžiu, bet kuriuo atveju atsinaujinkit savo VLC, parsisiųskit 2.0. O į šį produktą mano dėmesį atkreipė žiūrovas Vilius Beinoras. Ačiū Viliu. Tai yra, dėmesio, speciali danga, specialus telefono dalių padengimas su tikslu tam, kad telefonas būtų atsparus vandeniu ir kitiems skysčiam, drėgniui, žodžiu. Esmė tokia, jūs pasiemat savo smartphone'ą, jūs nusiunčiat jį į Ameriką, tam sistemos gamintojui, jisai panardina į specialų tirpalą, ko gero, kad tirpalą, ir tuomet jūsų telefonas nebijo vandens. Na, negalima su juo nardyti, bet jeigu jūs įmesite į klūzą, atsiprašant, ir ištrauksite, jam nieko neatsitiks, kaip kad matote šiame video. Dar įdomiausia, esu skaitęs gandą, kad naujasis iPhone'as 5 ir berods, kad naujas Motorola BlackBerry modelis turėtų taip pat būti jau iš karto gamykliškai padengtas šiuo vandeniu atspariu sluoksniu.
Protingi žmonės Amerikoje išrado programėlę, kurią gali naudotis smartphone'ų savininkai, kurie yra akli arba silpnaregiai. Jie gali šios programėlės pagalba įvesti tekstą į telefoną. Kaip tai veikia? Yra 6 mygtukai, juos spaudote pirštais ir pasigirsta specialūs garsai. Ir taip jūs naudojate brailio rašto technologiją. Ar greitai galima įvesti tokiu būdu tekstą? Pasirodo, kad greitai, sakyčiau greitai. 32 žodžiai per minutę ir tikslumas net 92%. Štai taip. NKTV yra ne šikniai ir tikrai atsižvelgia į žiūrovų pageidavimus. Jūriau, nesijuok, tai yra normalus žodis, kurį galima vartoti, tikrai interneto televizijoje, ar ne? Tai va, mes esam netokie ir atsižvelgiam į jūsų pageidavimą, kad jūs norite laidoje matyti daugiau programėlių mobiliakams. Štai taip, nauja rubrika gimė ir nuo šiol joje po 1 arba 2 programėlės telefonui. Ir pirmoji, androidininkai, jums. Tarkime, turite androidinį sumanųjį telefoną ir dar turite įkyrųjį gerbėją, vyrą ar moterį. Na, arba kažką, kas jūs spamina SMS-ais, skambinėja, dūsauja. Jūs ne tik, kad nenorite su jais kalbėtis, skaityti žinučių, tačiau net norite pamiršti juos ir nepajusti, kad jie terrorizuoja jūsų mobilkę. Tai yra, turi būti tylu, ramu ir nepyp. Tuomet jums padės nemokama programa NetQueen Mobile Manager, skirta Androidui. Programėlė, kuri gali blokuoti ne tik nepageidaujamus skambučius, bet ir žinutes. Sudarote sąrašą, pasirenkate, ką kuriems numeriams blokuojate ir prašau, ramybė garantuota. Taip, Kristina pagaliau užsakė normalius M dydžio marškinėlius. Šaunuolė vadybininkė Kristina. Marškinėlius dovanojame jums, kaip visuomet, nktv.lt virš video, mygtukas rekomenduoti arba googlinis +1. Laukiame jūsų paspaudimų ir rekomendacijų. Ačiū labai. Pradėkime planšečių rubriką, kurioje apie dar vieną planšetę. Bet prieš tai aš jums noriu parodyti štai ką. Tai yra ne kokia ten senovinė nesąmonė. Ne, iš tikrųjų tai yra senovinė nesąmonė. Žinot, kaip jinai vadinasi? Tai yra iPadas. Iš tikrųjų, dėl šio iPado Apple'as bylinėjasi su kinų monitorių gamintoja ProView, kuri kažkada pagamino štai tokį kompiuterį 98 metais ir pagamino jį dėmesio kaip iPad. Žinot, kaip jis buvo iššifruojamas? Internet Personal Access Device. Štai taip. Kaip žinau, bylinėjimasis vis dar vyksta ir tokių iPadų buvo pagaminta ko ne 20 000, kol pagaliau ProView užsilenkė. O dabar šios dienos planšetė. Šiandien norime jūs supažindinti su paprastu, neįmantriu, nemadingu, nerekenčiu ir neįtin išvaizdžiu planšetiniu kompiuteriu. Prašau, štai jis. Prestigio Multipad 5080. Nėra labai seksi pavadinimas, sutikite. Ne Apple iPad, ne Samsung Galaxy ir net ne Kindle Fire. Tad, kol neužmigote nuo blankumo, vietoje espresso šoto suleisiu jums į veną jo kainą. Štai ji. Po paraliais. 3 kartus pigiau už iPadą. 3 kartus! Jau įdomu, bet klausykitės toliau. Šis aparatas sukasi ant Androido. Ekranas yra vidutinio dydžio 8 coliai. Yra kamera, darbinės atminties užteks, baterija gėdos nepadarys, o 4 GB atminties pakaks paprastam naudojimui. O jei maža, įkišite standartinę atminties kortelę. Nebėda. Kas dar? Procesorius. Ar patrauks? Patrauks. Svetainų naršymą patrauks, net pilno dydžio HD video pagros 30 kadrų per sekundę. Ekranas nėra toks ryškus kaip iPad ar Galaxy Tabo, tačiau, come on, pažiūrėkite į kainą. Žmonės dar skundžiasi, kad ima kartais šitas daiktas ir pakimba. Na, daug kas kimba, kaip ne kaip. Tačiau, come on, dar kartą, pažiūrėkite į kainą. Prestigio Multipad 5080 iš esmės nėra prie ko prikibti. Jis visur atsilieka nuo brangesnių konkurentų, tačiau kasdieniams reikalams, naršymui, socialiniam tinklam, elektroniniam paštui, muzikai ir vienam kitam filmui puikus ir žiauriai pigus daiktas. Ai, tiesa, radau prie ko prikibti. Kas per pavadinimas? Ai. Standartiškai prie planšečių dar ir programėlė. Čia yra tai, už ką vaikai pamilsta planšetes.
Programėlė skirta maloniam, išradingam spalvinimui. Na, paišymui ir spalvinimui. Kodėl planšetinėme kompiuteryje? Nes pojūtis čia lyg pieštum iš tikrųjų. Nėra ko net lyginti su piešimu pele monitoriuje. Programėlėje yra šiokia tokia siužetinė linija, kuris skatina mažuosius fantazuoti ir kurti. O kad jiems bus smagu taip spalvinti, garantuoju. Pats žinau, nes turiu namie vieną tokį piešėją. Yra daugybė panašių programėlių, tačiau Pirate Scribblebird panašu sukalta labai gerai. Parengti rubriką mums padėjo planšečių žinovai ambo.lt. Kiekvienam sumaniusiam įsigyti planšetinį kompiuterį bus suteikta profesionali konsultacija ir parinktas tinkamiausias produktas. Nes šie žmonės myli planšetes ir nori, kad jas pamiltumėt ir jūs. Tad kreipkitės drąsiai. O šiuo metu planšetinį kompiuterį Acer Iconia Tab V500 įsigysite 200 litų pigiau. Pasiūlymo ieškokite ambo.lt. Ir dar, nepamirškite, kad vis dar spėsite palaikinti ir pašėrinti Ambo profilį Facebook'e. Kas už tai? Viso labo antras iPadas Velykoms. Vienam iš konkurso dalyvių. Tad pirmyn. NKTV archyve šį kartą kepštelkime už kanopos 2001 metus, kuomet senojoje mūsų virtualioje studijoje Quake'o arenoje varžėsi dvi žvaigždės – Giedrius ir Marius. Puikiai juos pažįstate. Pirmyn, žiūrim. Pradedam. Žiūrėjom. Kūdipku. O, Mariau, labas. Matai mane? Ne. O, aš matau. Taigi aš irgi mačiau. Nu ką? Tai kur tu čia dabar esi? Ei, nešaudyk. O kodėl jis čia taip? Kur tu esi? O, buongiorno. O taigi aš čia... Taigi variau tau Sorry. į kuprą 15 kartų. Pas mane GoPro yra šarvai. O tai tu čia spėjai ir šarvų dar užsidėti? Taip, reikia šarvų pasiimti. Hello, my darling. Kur? Štai turime 6-0. Dėmesio NKTV žiūrovai, netrukus jūs pamatysite moteris ir merginas štai čia šiame ekrane. Nes čia rubrika NKTV merginos, kurią sugalvojame mes su Julium. Jos tikslas – parodyti, kad NKTV žiūrite ne vien jūs, bachūrai, o yra ir padų. Ir štai panos mums siunčia savo fotografijas. 26-oji iš eilės pagal laiškus atsiųsta mergina yra Paulina Žilinskaitė, ji 16 metų ir yra iš Alytaus. Paulinutė, ačiū, kad žiūri. Toliau, 27-oji Anastasija Makėjeva iš Zarasų. Štai čia, ką jin čia rankoje laiko. 28-oji Meida Viduto, jinai yra... Kur? Emigrantė ir žiūri mus užsienyje. Puiku, jai 23 metai. Ikiukas tau, Meida, ikiukas. Toliau yra Kristina Keltainė, 23 metai, kuri visada mielai žiūri mūsų laidą. Ir paskutinioji šiandien yra Rosita M. Ji yra 22 metai ir NKTV jį žiūri nuo vaikystės. Taigi, merginos, jeigu jūs norite mums parodyti, kad jūs žiūrite šią laidą, atsiųskite prašau savo nuotrauką su trumpu aprašymu. Ir mes tuomet parodysime jūs čia. Čia jūs deda Julius. Taip. Nuo šiol rubrikoje tinkle jūsų laukia šiokie tokie pokyčiai. Esminis pokytis yra tas, kad rubriką skelsime į dvi dalis. Pirmoje dalyje, kuri bus dabar, matysite šiek tiek tokias rimtesnės interneto svetainės. Na, o kitoje, kurią mes padėsime į laidos pabaigą, jeigu jau nenorite žiūrėti, tai palikite ramybėje, bus ten visokie bimbam, kaip jūs mėgstate pavadinti. Gerai, ir pirmasis puslapis atkeliavo pas mus iš Andriaus Kamarausko, kuris jūsų klausia, ar jums įdomu, kokias programas naudojate dažniausiai ir, jeigu naudojate dažniausiai, kiek laiko jas naudojate. Yra svetainė, tam tikra sistema, jūs ją užsiregistruojate ir duodate leidimą rinkti duomenis apie savo vartojimo ypatumus. Tuomet sistema sudaro įvairius topus ir galite patys pamatyti, kaip jūs ką veikiate prie to kompiuterio galų gale. Štai pavyzdžiui, Andrius atsiuntė savo statistiką. Ilgiausiai jis naudojo, gerai, čia Windows Explorer nesiskaito, Skype'ą. 6000 valandų sėdėjo prie Skype'o, torrentus mėgsta siurbti mūsų Andriukas. Taip pat Firefox'u naršo akivaizdu,
kas dar įdomaus, turiu AVG antivirusą ir panašiai. Žodžiu, nėra būtinas dalykas jums šis, bet jeigu smalsu pažiūrėti, ką jūs patys iš tikrųjų veikiate prie kompo, galbūt galite suinstaliuoti ir šitą sistemą. Tinkle veteranas Vytautas Taujinskas siūlo prisiminti, kasmet prisimenamus reikalus. Tai yra vairavimo pažymėjimo gavimą ir egzaminų laikymą. Yra svetainė, kurioje galite labai neprastai pasitreniruoti. Nužiūrim, ką čia mums duos. Štai ir 30 klausimų, štai ir 30 minučių egzaminų. Bandote, žymite, keliaujate pirmin, keliaujate atgal. O jei, kas čia dabar? Sunkvežimiukas. Ir treniruojatės ir ruošiatės egzaminui. Šaunu. Draugai, koks jūsų smegenėlių amžius? Tikrasis. Kiek jos gyvos, kiek jos guvios, kiek jos greit gali atlikti vairias operacijas. Mindaugas Marcinkus mums siūlo pasitikrinti. Tai imkim ir pasitikrinkim šiuo paprastu žaidimu. Tokio paprastesnio dar smegenų testo aš niekada nesu atlikęs. Taip. Žodžiu. Jums ekrane yra parodoma 3 skaičių seka. Aš kadangi nemoku vienu metu ir šnekėti ir žaisti šito žaidimo, tai viskas veikia taip. 3 skaičiai ir juos po to reikia pakartoti eilės tvarka. Tai yra didėjimo tvarka. Tarkim, 6, 7, 8 ir 9, štai užduotį atlikau teisingai. Po to laikas trumpėja, skaičių daugėja ir galų gale jūs pradedat nebekartoti ir klysti. Jeigu jums įdomu sužinoti, aš atlikau šitą testą, man yra 32 metai, tai svetainė parodė, kad mano smegenėlėm yra 38. Tai jau yra negerai, jos yra nevatai senesnės, negu iš tikrųjų. Nepatiko man. Nu, bet ką padarysi, Mindaugai Marcinkau? Gal tai ir tiesa. O dabar aš noriu jūs pamokinti šiokių tokių apgavyščių. Bet, sakykim taip, nekaltų apgavyščių. Nes jas mums rekomenduoja Skirmantas Malinauskas. Ir aš tuoj pat radau būdą, kaip panaudoti. Žiūrėkit, dabar aš jums parodysiu puslapį, kurį aš iš esmės mėgstu lankyti. Tai yra BBC. Britų nacionalinis transliuotojas gaminantis puikias televizijos programas. Ir aš mėgstu žiūrėti laidą Top Gear. Dabar aš, prisipažinsiu, turiu siųsti ją kaip torrentą. Bet galėčiau šiame BBC playeryje žiūrėti ją iš karto. Štai kas bus, jeigu aš pabandysiu ją pasižiūrėti iš paprasto kompiuterio iš Lietuvos. Štai. BBC man sako, kad programos yra prieinamos tik tai Britams, Britanijoje esantiem. Ir špygutę man žiūrėti aš negaliu. Tuomet aš pasinaudosiu Skirmanto Malinausko produktu. Programa Expat Shield apgaus Britus ir pasakys jiems, kad šią programą susinstaliavęs žmogus yra iš tikrųjų ne Lietuvoje, o Britanijoje. Va. Tai aš tą programą esu jau įdiegęs, jin yra nedidukė, užtruks instaliavimas porą minučių ir grįžkime dabar su įjungtu Expat Shieldu ir pasižiūrėkime, ar leis mums pasižiūrėti Top Gear. Pradžia gera, spaudžiam groti. Pasaka, draugai. Kuo puikiausia kokybė, rodomas Top Gearas. Aš jį sustabdysiu, nes YouTube'as mus prikirps, atpažinęs, kad kažką tai rodom iš originalaus kontento. Tai va, Skirmantai Malinauskai, tavo ekspatų reikalas veikia, iš tikrųjų veikia. Naudokite jį beje tik geriem tikslam. Ojojoj. Ir pirmosios dalies pabaigai siūlau jums įdomią vizualizaciją, kurią mums rekomendavo Tadas Rubys. Štai esate jūs, žmogus, human. Ir dabar jūs galite pažiūrėti, lyginant su savim, kaip atrodo visata arba kaip atrodo pačios mažiausios žinomos dalelės. Tai galima keliauti skale į kairę arba į dešinę. Mes keliaukime, pavyzdžiui, į dydį, pažiūrėkime į visatą. Štai čia mes esame lyginami su žvėreliais, dinozaurais. Tuomet medis šalia mūsų milžiniškas atsistoja lėktuvas, Laisvės statula, Titanikas. Matot, prie vis didesnių objektų keliamės. Vatikanas. Galima pagreitinti šitą procesą. Štai prašau, jau prasideda kai kurie palydovai, kai kurių žvaigždžių, planetų. Italija. Žodžiu, jau persikeliame į kosmosą. Jau yra planetos. Žiūrėkit, kiek dar mums daug liko važiuoti, jeigu pamatysite čia šito vietoj, kur aš pelę laikau. Bet aš jums visko neparodysiu, kadangi pasižiūrėkite patys ir lygiai taip pat galite keliauti į kitą mastelio pusę.
tai yra į pačius mažiausius visatoje žinomus elementus. Jūsų laukia dar antroji rubrikos tinkle dalis, kurioje sužinosite, kaip originaliai atsiprašyti mylimos damos, kaip lenktyniauti Google žemėlapiuose, bei kaip nemokamai žiūrėti dokumentinius filmus. Visą tai laidoje kiek vėliau, iš karto po žaidimų. Ir dar noriu priminti, kad nkatv.lt rasite visas tinkle demonstruotas nuorodas. Jeigu norite kažką atsiųsti mums, paustinkite tiesiog ant Facebooko sienos, NKTV grupė, taip vadinasi, arba siųskite mums elektroniniu paštu. Adresas taip pat ekrano apačioje. Ačiū, kol kas tinkle pertraukėlė. Žiūrovai valdo, žiūrovai stipriai valdo NKTV. Ir tai dabar aš jums įrodysiu. Juliau, kodėl čia yra? Susitvarkyk gerai, aš atsakingas už turinį, tu jau būk mielas atsakingas už tai, kad dulkių man čia nebūtų. Pirmasis laiškas. Davidas parašė mums. Jis turi prašymą. Jis yra įkūręs lietuvių gildiją World of Warcraft. Štai jos adresas apačioj. Ir labai reikia šiai gildijai naujų narių. Tai ką, mums negaila pareklamuoti. Jūs parašėt, mes pareklamuojam. Pagonys, stokite į World of Warcraft lietuvių gildiją. Benas atsiuntė man nuotrauką. Kas yra čia? Laiškas pirma. Sveikas, Ernestai. Parodysiu savo draugelį, kuris žiauriai į tave panašus. Pamatyčiau tave gatvėje, pagalvočiau, kad tu esi jis. Štai taip. Beno draugelis yra čia, ar jis į mane panašus, reikia ir man padaryti tokią išraišką veidą, ne? Panašus? Nežinau, bet kuriuo atveju jums vertinu. Gerai, ir paskutinis jūsų laiškas šiandien yra iš Rolando. Rolandas norėjo, kad plačiau paaiškintumėm apie sėkmingą projektą. Kiek patentas kainavo? Kiek tos visos biurokratinės pastangos gali kainuoti Lietuvoje, kad uždirbti kokį milijardą? Kokia statistika jog atsipirks? Vienu žodžiu reikėtų detalios informacijos programuotojui mėgėjui. Rolandai, nei aš, nei Julius mes tikrai nesuprantame, ko tu iš mūsų nori. Ar žinote, ką reiškia šitokia mano poza? Reiškia, kad aš užsidarau nuo aplinkos. Ne taip su jumis bendrauju, o va taip. Čia aš bendrauju su tais, kurie rašė, kad Prince of Persia, senasis klasikinis žaidimas parodytas prieš savaitę, yra šlamštas, ne bičiuliai. Aš su juo užaugau, princas yra jėga, nesakykit nieko. Ir dabar jums noriu parodyti, kaip Hebra iš Izraelio perkelia kompiuterinį princą į tikras savo šalies gatves. Tai grįžkime žaidimų rubrikoje prie didžiosios paslapties. Kur dingo mūsų žaidimų redaktorius Martynas? Priminsiu, kad jau porą laidų mes su Julium nežinome, kur jis yra dingęs. Tai va, ir reikėtų turbūt laišką paskaityti. Osvaldas rašo. Mačiau Martyną Kalifornijoje mirties slėnyje. Sakė, kad toliau važiuos į Las Vegas palošti. Ir dar sakė Osvaldas, kad iš laidos jis nori gauti dovanų. Osvaldai, tu kalbi apie šitą Martyno nuotrauką, kurią mes čia rodėm. Tai žinok, kad ji yra sena ir tu meluoji. Tu nei esi mirties slėnyje, nei tu jį ten matei. Mes ten su Martynu fotkinomės, kai buvom kažkada su Julium, kartu visi filmavom laidos siužetus CES parodoje. Na ir kitas dalykas, Osvaldai, tu nori iš laidos dovanų. Ne, tau neduosim jokių dovanų. Va. Dar vienas laiškas, bičiuliai. Henrikas Dumbliauskas. Pykstant mūsų. Pradėjot nervinti. Kiek galima rodyti žaidimų rubriką vien tik strategiją ir klasiką. Parodykit naujesnių su veiksmo, siaubo ir TT. Nu, matot, bičiuliai, šitoj vietoj, va dabar netrukus, aš atiduodu laidos kontrolę į Martyno rankas. Ką jis jau ten įdeda, tas ten ir bus. Tai pažiūrėkim, ar Henriko kritika šiai laidai yra pagrįsta ar ne, nes čia šios laidos žaidimai. Sidomėrio vadovaujama Firaxis Games ruošiasi atnaujinti savo flagmaną Civilization 5. Naujasis papildymas vadinsis Gods and Kings. Jame daug didesnį vaidmenį užims religija. Taip pat sugrįžta šnipinėjimas. Naujosios religijos sistemos pagrindas – tikėjimas.
Jis žaidime atliks savotiškos valiutos vaidmenį. Tai yra, kaupdami tikėjimo taškus, galėsite pirkti įvairiausius religinius komponentus. Pavyzdžiui, pakankamai tikėjimo taškų sukaupusi šalia jūros esanti civilizacija galės įsigyti jūrų dievą, kuris padidins žvejybinių laivų produkciją. Į žaidimą taip pat sugrįžta šnipinėjimas. Jo sistema bus labai panaši į kitą Sidomėrio žaidimą – Civilization Revolution. Šnipų kaip atskirų karinių vienetų valdyti negalėsime, jiems užduotis deleguosime per specialų langą. Iš čia bus galima šnipus infiltruoti į priešo miestą ir sužinoti jo sudėtį. Taip pat šiek tiek keisis diplomatijos mechanizmas. Jis evoliucionuos kartu su civilizacijomis. Iš pradžių visos civilizacijos viena su kita santykius megs religijos pagrindų. Tačiau vėliau diplomatiniai santykiai priklausys nuo ideologijų. Kovos sistemoje didelių permainų nebus, tačiau čia rasime naujų karinių vienetų. Pavyzdžiui, nematyti Pirmojo pasaulinio karo meto kariai. Taip pat nemažai naujų laivų, kuriais galėsite terrorizuoti savo priešus. Iki šiol nebuvo nei vieno Civilization papildymo, kuriame nerastumėte naujų civilizacijų. Gods and Kings ne išimtis. Čia rasime keltų, Bizantijos, majų ir Nyderlandų civilizacijas, už kurias galėsime žaisti. Naujasis papildymas turi pasirodyti jau po kelių dienų. Jei nuo pat mokyklos laikų svajojote iškeliauti į kryžiaus žygį, pavyzdžiui, žiūrėjote Indianos Joneso filmą, ir pamokyti nekrikštus, jums reikia įsijungti Crusader Kings 2. Šiame žaidime nėra jokio ypatingo tikslo. Jums reikia pavergti feodalinės valstybės ir vėliau su jomis elgtis savo nuožiūrą. Žaidžiate 11-14 amžiuje, viduramžiais aišku. Rinktis galite iš daugybės valstybių, nuo Šventosios Romos imperijos iki mažyčių feodalinių valstybėlių. Kiekviena jų turi savų privalumų ir minusų. Jei rinksitės galingą valstybę, iš karto turėsite daugiau resursų armijai pirkti. Tačiau iš sunkesnės pusės turėsite tvarkytis su daugybė kunigaikščių, kurie ne visuomet pritars jūsų nuomoniai. Įdomiausia Crusader Kings 2 dalis – ne mūšiai, tačiau tai, kas vyksta tarp jų. Tai yra politiniai manevrai, kurie čia yra gilūs ir intriguojantis. Schemų, kaip apgauti priešą arba sistemą, čia yra daugybė. Norėdami susitaikyti su priešu, už jo galite ištekinti savo dukterį. Norite, kad bažnyčia sumažintų mokesčius? Bandykite susidraugauti su popiežiumi. Tai, kaip sutarsite su savo pavaldiniais, ženkliai paveiks sėkmė žaidime. Santykiai su jais yra matuojami nuo +100 iki -100. Kitas labai svarbus žaidimo aspektas – santykiai su vasalais. Crusader Kings 2 kiekviena karalystė susideda iš atskirų teritorijų valdomų kunigaikščių ir vasalų. Jei per ilgai vieno vasalo karius laikysite karo fronte, vasalas bus nepatenkintas. Dėl to jis stengsis nuslėpti mokesčius ir nepalaikys kai kurių jūsų politinių sprendimų. Tačiau jeigu pas vasalą į rūmus mokytis atsiųsite savo vaiką, vasalo nuomonė iškart pasikeis į jums palankę pusę. Crusader Kings 2 smagus žaidimas. Jei nekreipsite dėmesio į karinę jo dalį, kuri nėra tokia gera kaip valstybės valdymas. Jei karas jums antrailis dalykas, tuomet būtinai rekomenduojame jį pabandyti. Ir dar kartelį sugrįžkime prie interneto naršymo. Antroji rubrikos tinkle dalis, kurioje šiokios tokios bimbam svetainės. Ir ją pradėsime Tado Rubio bimbam svetainę. Žinokit, jin tokia kvaila, kad aš net negalėjau jums neparodyti. Tai žiūrim. Čia yra lenktynės, kuriuose jūs lenktyniaujate mašinytėmis Google žemėlapiuose. Bet viskas ne taip gerai, kaip skamba iš mano apibūdinimo. Visų pirma, reikia išsirinkti maršrutą. Tebūnie nuo Vilniaus iki... Varom iki Madrido. Važiuojam? Važiuojam. Važiuojam. Čia vyksta lenktynės. Aš esu raudona mašinytė. Čia yra mano kompiuteriniai oponentai. Aš turiu nepraleisti šitų žalių trikampėlių, čia tam, kad aš neišsimušiu iš maršruto. Ir kadangi aš pasirinkau kelių tūkstančių kilometrų maršrutą, tai įsivaizduokite, aš važiuoju maždaug realiu greičiu, realaus laiko greičiu, tai aš turbūt sėdėsiu prie šito reiserio 3 paras ir šitom mažom baisiom mašinytėm lėksiu į Madridą per Google žemė. Ojei, aš neryje, palauk, reikia grįžti. Tadai, tu nepyk, kad aš taip išpeikiau šitą puslapį, bet žinok, jis yra puikus, savo baisumu jis yra nuostabus. Va, tai galbūt po savaitės aš į Madridą ir atvažiuosiu.
Julius sakė, kad žais. Jam iš tikrųjų labai patiko ir tai bus nuo šiol pats mėgiamiausias jo žaidimas. O štai Mindaugas Kazanavičius yra labai rimtas ir dėl to mums atsiuntė puslapį, kuriame galima žiūrėti dokumentinius filmus. Štai pavyzdžiui, na kad ir šitas. Majų griūtis. Man sako, kad aš galiu 48 minučių filmą pasižiūrėti tiesiog čia, nes čia yra YouTube langas ir aš jį žiūriu dokumentiniai filmai nemokamai ir visiškai legaliai. Tikiuosi, kad legaliai. Yra šioje svetainėje. Pirmin. Na ir vėl laidoje toliau žiba Vytautas Taujinskas. Jis mums siūlo patiems pasigaminti savo klaidos žinutę. Klaidos žinutė tai yra tas langelis Windowsuose iš esmės, kuris iššoka ir sako, kad oi kažkas tai yra negerai ir panašiai. Žiūrėkit, pasirinkite visų pirma simbolį. Pasigaminkime dabar tokį. Pavyzdžiui, negaliu išsirinkti, žinokit, man sudėtinga. Gerai, tebūnė šitas kryžius baisus. Taip. Toliau aš turiu padaryti stilių XP, gerai. Tada aš turiu užrašyti antraštę. Aš kapiec Juliui parašysiu. Ei, bachūras, spausk, ok. Va. Ir dabar sugeneruosiu. Štai matot, va čia. O čia yra paveiksliukas, kurį aš galiu išsaugoti savo kompiuterį ir po to naudoti. Kam naudoti, žino turbūt Vytautas Taujinskas. Sakiau, kad šie puslapiai bus bimbam, ne? Ir paskutinis puslapis šios dienos laidoje yra atsiųstas taip pat Vytauto Taujinsko. Vytautas akivaizdu kažkada yra gerokai prisidirbęs ir dabar demonstruoja visam būdą, kaip jūs galite patogiai atsiprašyti ir šalingai atsiprašyti savo mylimos damos. Įveskite damos vardą. Mano dama tebūnie Alvidukė. Ir žiūrim atsiprašymą. Alvidukas atsiprašymą priėmė, net pats netyčia nukrito ten. Tai bičiai tiek yra rubrikoje tinkle, jeigu norite kažką atsiųsti, žinote, ką daryti, ok? Štai ir 13 laida NKTV baigėsi. Tačiau prieš tai noriu jums perskaityti vieną laišką, kurį gavau ką tik beje. Laiškas iš Simono Norkaus. Jisai klausia, kas yra ta žalia dėžė, kuri stovi prie sienos. Šita žalia dėžė. Simonai Norkau. Lividuk pasitrauk, turbūt tai gerai. Taip, Simonai Norkau. Čia yra, aš žinau, kas čia yra. Čia yra, aš žinau, kad... Jis tai daug sveria. O žinot kaip, padarykim taip. Padarykim konkursą. Jūs man pasakysite elektroniniu paštu, štai adresas ekrano apačioj, kas yra čia. Vienam iš teisingai atsakiusių, Alvidukas padovanos savo pusbrolius iš Vokietijos guminius meškučius. Va šitą pakuotę. Tokį biudžetą konkursui mums išskyrė mūsų direktorius Gintautas. Ačiū Gintautui. Taigi, bičiuliai, atspėkite, kas yra čia, parašykite mums laišką, o, kaip visuomet, laidą reikėtų pabaigti neigiamų komentarų apie ją. Šį kartą jis toks. Dabar žiūrėti jau nebeįdomu. Laidos tokios lėkštos ir daugiau skirtos blondinėms, nei plačiai auditorijai. Juose beveik nieko negali sužinoti naujo, na nebent kartais keletą naudingų adresų pasako. Bičiuliai, ar čia yra neigiamas komentaras? Čia praktiškai yra komplimentai, mes laukiame iš tikrųjų tokių rimtų, riebių, kritinių žodžių. Kaip laukia. Gerai, viskas, susitiksime po savaitės. Sorry už vėlavimą šioje laidoje. Iki.